Labas rytas. Trumpai apžvelkime penktadienio balandžio 23 dienos spaudą. Dienraštis Lietuvos rytas. Konservatoriai mindo teisėjus ir prokurorus. Nukapoja galvas beveik visų teisėsaugos institucijų vadovams, konservatoriai žengė dar toliau. Nusprendė, kad nuo šio Lietuvoje turi galioti jų, o ne teisėjų skelbiami sprendimai. Dar viena publikacija Lietuvos ryte pavadinta "Ne visi patikėjo". Oficialiai patvirtinta, jog prie Kauno marių rastas negyvas vyriškis yra drąsius kedys. Jis mirė užspringęs, o iš šalia rasto pistoleto pernai nušauti 2 žmonės, bet ekspertų išvada apie mirties priežastį velionio artimieji abejoja. Respublikos pirmame puslapyje rašoma, jog naujausiais visuomenės apklausų duomenimis visuomenės lyderiai nesikeičia. Prezidentė Dalia Grybauskaitė padangėse, premjeras Andrius Kubilius visiškame dugne. Publikacija vadinasi "Žemiau Andriaus Kubiliaus dugnas". Vilniaus dienoje tęsiama Drąsiaus Kedžio tema, pavadinta "Gyvenimas kovotojo, o mirtis valkatos". Dar viena Vilniaus dienos tema - VMI skolininkams bus atlaidesnė. Kilus visuomenės pasipiktinimo bangai dėl gyventojų pajamų mokesčio nepriemokų, valstybinė mokesčių inspekcija nusprendė gyventojų stipriai nepurtyti. O verslo žinios šiandien gvildena žemės tema. Publikacija pavadinta "Netvarka ant žemės". Lietuvos žemės ūkio paskirties sklypų rinka apaugo gandais, nes nėra patikimos statistikos, kas ją valdo. Tamsoje klaidžioja ir Seimo nariai, ir žemės ūkio ministras, pagalbos prašas net specialiųjų tarnybų. Tai tiek šiam kartui. Linkime gražaus savaitgalio.